Žengte marš. Vėliavas kelt. 3, 4. Močiutės klausau, širdelės klausau. Vietoj to. Štai rėmė. Rikiuotė ramiai. Pagarba vidu rėmė. Tamstos stovyklos viršininko pavaduotojau, jaunieji šauliai uždarimo ceremoniją išrikiuoti. Raportavo šaulys Dzemyda. Priimta. Sveiki, jaunieji šauliai! Sveiki, tas! Aš noriu perduoti žodį mūsų stovyklos viršininkui, broliui, šauliui, Linui Orel. Mūsų Lietuvos šalių sąjungos išeivijos vadas Ovidijus Bernotonis praeitą savaitę atidarė stovyklą. Noriu perduoti jo turbūt svarbiausią mintį, tai dėkojam tėvams, kurie mums davė pasitikėjimą jūsų vaikus prižiūrėti, auklėti, skatinti būti patriotiški lietuviai. Čia yra mūsų trečia stovykla. Aurimas ir Simona tikrai yra aukščiausios kokybės instruktoriai, vadovai ir mes juos labai gerbiam ir mylim. Mes irgi turim tokį pagalvojom, neoficialų, nieks negavina, nieks nepatvirtina. Vienetinis atvejis. Atvežėm į stovyklą Šaulių skydą su antsiuvu, uždėjom savo pavardės. Ir visi instruktoriai galės pasižymėti, kad čia buvo. Šitą stovyklą tikrai nebūtų įvykus be Gintauto Vasilevskio. Ir tiek pirma, tiek antra, tiek trečia ir niekada nebūtų įvykus, jeigu nebūtų Lino Orento. Todėl noriu iškviesti į vidų Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje jaunųjų šaulių vadą, centro valdybos narį Liną Orentą. Vėliavų grupė, prie vėliavų žengte marš. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia. Pagerbta.